Kartų skirtumo tema nėra bendrąja prasme labai nauja, todėl kad apie ją mes kalbam seniai šeimos kontekste ar visuomeniniam kontekste, bet organizacijose aš taip aštriai susimaščiau tą temą galbūt prieš keletą metų, kai pokalbiuose su kompanijų vadovais, kompanijų žmonėmis, jie man labai aiškiai įvardino iššūkį, su kuriuo jie dabar susiduria, tai būtent tai, kad naująją kartą galbūt sunku yra pritraukti, sunku išlaikyti, dėl to, kad jie turi šiek tiek kitokius požiūrius, kitokias vertybės, kitokią sampratą apie darbą, apie tai, kas jiems yra svarbu organizacijose, negu tai būdavo anksčiau. Pirmą kartą susimašiau, kai atėjau į darbą. Tai buvo labai senai, nes skirtingos kartos egzistavo visą laiką ir šitoje organizacijoje ir apskritai pasaulyje. Ir 83 metais aš buvau jaunas studenčiokas, o kompanijos prezidentas buvo 60 metų vyras. Mes buvom skirtingose kartose. Ir tik tai gal, 3-4 metai, kada šita tema patapo gal labiau aktuali, kada aš pats pradėjau gilintis į tas problematikas ir aš pasakyčiau, kad šiai dienai tai vienas iš didžiausių iššūkių, kurių turi mūsų personalo vadyba, mūsų organizacija. Iššūkiai kyla dėl skirtumų tarp tų žmonių. Sakyčiau, vadovaujant vyresniems žmonėms, kurie yra jau virš 40 ar virš 50 metų, turbūt pagrindinis klausimas yra, kad tie žmonės pakankamai aklai laikosi instrukcijų, darbo tvarkų, nori, kad viskas būtų padaryta taip, kaip iš tikrųjų yra parašyta. Ir galbūt šiek tiek sunkiau jam pasižiūrėti plačiau į bendrą vaizdą. Dirbant su jaunimu, turbūt didžiausias iššūkis yra tas, kad iš tikrųjų tai žmonės labai ambicingi, savo gyvenimą planuojantis kelis metus į priekį, o net 10 metų į priekį. Galvojant apie savo karjerą, gali galvoti, ką veiksiu po 10, po 15, po 20 metų. Tie žmonės galvoja, ką aš veiksiu rytoj ar po metų. Tai turbūt tai yra pats didžiausias iššūkis. Didžiausias iššūkis turbūt yra vėlgi ne millennium kartai, o baby boomeriams, ir X-ams taip pat, kadangi jie turi suprasti, kad su Y karta jie yra kitokie paprasčiausiai. Ir su jais reikia dirbti, vadovauti kitaip. Kodėl svarbu suprasti ir valdyti kartų skirtingumą? Aš manyčiau, pirmiausia dėl to, kad jeigu mes kalbam apie organizaciją, jinai turi savo tikslus. Tam, kad tuos tikslus pasiekti, iš tikrųjų turi būti darni komanda, darnus darbas tų tikslų siekiant. Tai suprantama, kad organizacija, jeigu ją sudaro įvairių kartų atstovai, tai jų narių tarpusavio darna yra labai svarbi, tai nori, nenori, bet mes turime surasti kalbą su atskirų kartų žmonėmis tam, kad iš tikrųjų jaustųsi komfortiškai ir gautų tai, ko jiems iš tikrųjų reikia, kad jie galėtų normaliai dirbti. Man kaip vadovui norėtųsi, kad jaunesni žmonės galbūt ilgesnį laikotarpį kastų gilyn, o nenorėtų kaip galima eiti greičiau platyn ir apriepti viską. Nes geras darbuotojas yra tas, kuris visų pirma yra geras savo srities specialistas. Ir sėkmės garantas 21 amžiuje yra būti galbūt siauresnės srities specialistų, tačiau labai geru. Ir tame siauresnėme segmente užimti išskirtinę padėtį, negu kad būti generalistu. Tai manau, kad to noro eiti gilyn pritrūksta ir tai yra didelis iššūkis dirbant su jaunesniais žmonėmis. Šiai dienai baby boomeriai vadovauja pasauliui, į duris beldžiasi Y, kurie yra skirtingi. Y-am yra svarbu keli dalykai, jų motivacija yra kitokia. Ir aš iš savo organizacijos turiu vieną pavyzdį, mes turim vieną labai šaunų vyrą, Y, kuris, kai padarė kažkokį, dabar nepamenu, labai gerą darbą ir kai mes jų paklausėm, Simonai, ko tu nori už tai, tu taip šauniai padirbėjai. Jisai pasakė, man reikia 6 Excelio, ar 6 ar 7, nežinau tenai. Bet tai jį motyvuoja, ne čekis vienai ar kitai sumai. Ir apie tai reikia galvoti.
apie tai reikia žinoti. Aš manau, kad tai, kad VC Consulting dirba 3 skirtingų kartų žmonės, darbuotojai, tai yra kompanijos turtas, tai yra labai gerai, dėl to, kad kiekviena karta turi savo privalumus ir atitinkamai savo trūkumus, taigi juos suderinus, aš manau, kad mes turim tą puikų derinį, kokį mes čia iš tikrųjų ir turim. Aš tik tai vieną dalyką galiu pridurti, kad svarbu kompanijoms, tokioms kaip mūsų su skirtingų kartų žmonėmis, reiškia, turėti savo kalbą, savo žaidimo taisyklės ir kad ta kalba būtų visiems suprantama ir priimtina ir visi ją kalbėtų. O tos kalbos pagrindas yra bendra vizija ir bendros vertybės.